Ar kada atsimundi naktį, o ranka visiškai nutirpusi, kaip ne tavo? Arba pastebi, kad sėdint prie kompiuterio ar naršant telefone, ranka ima tirpti. Jei taip, labai tikėtina, kad čia ne dėl miegojimo blogoje pozicijoje. Priežastis gali būti vadinamoji krūtinės angos srities problema, tai ta vieta, kur ranka jungiasi su kūnu. Ten eina nervai, arterijos ir venos, kaip tikras automagistralės mazgas. Ir jei kur nors spaudžia, atsiranda tirpimas. Dažniausios priežastys yra šios. Pirmasis – skalėniai. Raumenys tie, kurie eina iš kaklo link raktikaulio. Antrasis – pirmasis šonkaulis, jis yra gerokai aukščiau nei daug kas įsivaizduoja. Ir trečiasis – mažasis krūtinės raumuo, ties peties priekinė dalimi. Ir žinai ką? Bent dvi šių priežasčių galima pataisyti su paprastu rankšluosčiu ar pledu. Viskas, ką reikia padaryti, yra apsiviniok rankšluostį kuo arčiau kaklo per viršutinę peties dalį gana tvirtai. Įtempęs laikyk ir lėtai palenk ausį link priešingos pusės peties, kol pajusi tempimą. Laikyk 2-3 sekundės, kartok 10-15 kartų. Trečioji priežastis – mažasis krūtinės raumuo. Reikalauja kito judesio. Atsistok durų rėme, ranką padėk ant staktos su lenkta alkūne. Krūtinę laikyk aukštai ir pasisuk priešingą kryptimi, kol pajusi švelnų tempimą. Jeigu trūksta tempimo, pakelk ranką šiek tiek aukščiau ant durų, laikyk 20 sekundžių, kartok 3 kartus. Svarbiausia, tempimas turi būti švelnus, be skausmo ar didesnio tirpimo. Tik taip padėsi savo kūnui, o ne dar labiau suerzinsi nervus.